Skambina Lukas. Alio, labas. Žiūrėk, reikia pasikalbėti truputį. Nu ir labai prastai su juo. Ne tik su kapotu, bet ir su... Nu, žiauru, labai baisios dalis. Tai, žodžiu, pradžioj gal apsižvelgiam, kas su dalim yra negerai. Tai realiai aplamai čia reikėtų, tiesą pasakius, keisti visas šitas dalis. Absoliučiai. Kėbulas, kėbulas pasidarė, bet duris, čia viskas turėtų, norint geros kokybės, čia viskas turi keistis. Tai tiek duris, tiek sparnai, tiek kapotas, absoliučiai viskas, išskyrus plastikinės dalis, nes jisai visas yra surūdyjęs kiaurai. Visos dalis yra surūdyjusios kiaurai. Visos. Tiek sparnai, tiek kapotas, tiek duris, tai... Nu, duris, sakau, duris pasidarys, kėbulas pasidarė, tai viskas kaip ir pasidaro, bet tokie dalykai kaip kapotas, ūsas ir sparnai, no honey. Ta prasme, nenorim ant tiek gadinti savo vardo su tokios kokybės detalėm, nes kokybės bus zero. Ir kaip dar atrodys irgi klausimas. Tai žodžiu, apsižiūrim dabar kiekvieną dalį, kas yra blogai su dalim. Taip, tai ką mes dabar turim su kapotu? Su kapotu mes turim tokią situaciją, kad visų pirma jisai visas yra surūdėjęs. Visas, absoliučiai. Visi sujungimai, čia visur, visi suklijavimai jo. Negana to, kad jisai surūdėjęs, visur yra kiauriminės rūdis. Tas visur, kur yra skarda užlenkta išorinė su vidinė, visur rūdis, ne tik tai, kad rūdis, bet va yra. Skylės visur yra. Tai mes visko net nesmeliavom, mes smeliavom tik tai, kas yra akivaizdu, bet čia yra baisu ir čia žiūrėsim. Tai iš su vidinė pusė tiek, dabar žiūrim, kas yra su išorinė pusė. Tai su išorinė pusė yra tokie reikalai, kad viskas yra kiaura. Kiaura. Tai, sakau, kokybės čia yra nulis. Galbūt čia kažką ir išgimdytume, bet jaučiu iki tol, kol mes atiduosim tą korolsą, ant baltos spalvos jau rudadas čia visur šviesis per vidurį. Atsidarys žmogus kapotą, gavęs dovanų mašiną, ten, blet, rūdis visur. Tai naujai padaryto kapotą. Dabar ūsas. Jau iškart mes matėm, šiaip visada yra dažniausiai taip, kad kol tu nepradedi daryti dalių, tol tu pilnai nesupranti, į kokį tu įklimpai realiai. Tai su ūsu jisai kaip ir skarda dar kaip ir gyvas, nors irgi visas yra surūdyjęs, visur jau lenda rūdis, per visus galus, tai čia jau jisai biškai prasmeliuotas. Dabar yra didžiausia bėda, kad jisai jau yra daužtas, jau yra lygintas, skarda pati yra žiauriai nelygi, visas kantelis yra nelygus. Ir va tokia va po jo situacija buvo, čia net nežinau kaip jisai čia buvo, bet žodžiu, va tokia va babula pas mus yra. Tai manau, visi patys puikiai suprantat, kad ypač tie, kurie su mašinom užsiima, kad čia, jeigu mes apsiimam daryti šitą dalyką, tai čia yra visiška haltūra, realiai. O lankstyti jį, įdomu, kiek jis kainuoja, bet, irgi no honey. Ta prasme, jeigu mes dažom visą mašiną, darom su projomais, dažom su viskuo, tai bent jau kažkiek tos kokybės norėtųsi, o ne tai, kad atiduoda mašiną Lukui ir Lukas po mėnesio visur rudadas lenda per visus galus ir nieks nesueina, ūsas visas 2 cm špakliaus užkrauta. Tai su ūsu tokia situacija, važiuojam toliau. Ir priėjom prie mūsų Miss Corolso dalis, realiai yra geriausios būklės dalis iš visų kėbulo dalių, iš durų, iš visko absoliučiai. Tai sparnas kaip ir jisai realiai yra šrotas, nes irgi taip pat reikia keisti, nes tai yra keičiama dalis ir jinai nedaug kainuoja ją pakeisti. Bet irgi visa apačia yra suvalgyta kiaurai, absoliučiai kiaurai, matosi visur skylės. Tai nežinau, galima čia pasidengti epoksidiniu gruntu, palikti tas skylės, pasidengti epoksidiniu gruntu, uždažyti, čia skylėta, kaip korys ir uždėti ant mašinos, apačia nieko nesimato, bet koks tai darbas, tai yra haltūra. Keist reikia, tokius dalykus keist, visada keičiam. Nebent čia būtų kažkoks tai, nežinau,
Antikvaras. Ką? Antikvaras. Antikvaras, jo, jeigu antikvaras būna atveju, kai, nėra pirkti dalių, tai tada jo gimdam, darom kažką tai. Bet visi puikiai supranta, kad tai yra, tai nėra kažkokia labai super kokybė ir tu nelabai ką išgimdysi iš tokių dalių. Sveiki atvykę į Špakliaus malūną. Ką, hebrytė, toliau ruošiamės dalis, tai praeitos duris praktiškai suruoštos yra gruntavimui, šitos duris jau irgi vedamos link to. Tai ką mes dar su juom padarėm, šiaip iš išorės nieko virinti nereikėjo, bet tačiau reikėjo spateriuoti šitą vietą, tai ją dar kažkiek prasilyginom ir dabar fileriuojamės ir ruošiamės gruntavimui, tai šitos duris kaip ir gaunasi šiek tiek geresnės būklės negu tos. Nors reikėtų, norint gerai padaryti, reikėtų jas abidvi keisti. Kadangi rūdis lenda visur iš vidinės pusės, iš skardų sujungimo, iš apačios pagrindėm, abiejų durų ta pati problema. Tai nėra čia superiškai kokybiškas darbas, bet darom kuo įmanoma, kad ilgiau laikytų, tai turėtų kažkiek tai laikyti, nes išsmeliavom visą tą reikalą, pasidengiam epoksidiniu gruntu, bet kiek laikys, nobody fucking knows. Tai va, tai skirstomės darbus, kolega dirba su šiom dalim, aš tada deduosi galinį bamperį, susivezdinėjau galus, gaminuosi laikiklius bamperio viršūnėse, kadangi abudu ketvirčiai yra vyrinti ir niekas dar nepadaryta. Tai aš darausi tokius darbus, kurių tikriausiai nerodysim, nes nėra ten ką labai rodyti, o kolega ruošiasi galutinai šitas dalis gruntavimui ir viskas kol kas neblogai atrodo. Tai va, ką dar pasakyti. Kad sergu, kad man polnoje pizda, mano organizmas atsisako jau dirbti prie korolso. Visais galais signalizuoja. Abort. Ko tu filmuoji? Ką aš galiu pasakyti, pradedu užuosti šitą mažos išgamos pabaigą, ruošimo pabaigą, šitą vabaliuko pabaigą. Tai ruošiamės toliau visas dalis, durys jau pilnai suruoštas gruntavimui, bamperis beliko fileris susišveisti gruntavimui, slenkščių nereikės tikriausiai išpakliuoti, tai irgi praktiškai suruošta gruntavimui. Papildomai dar perlakuosim galinės faras, dėl to, kad labai jos prastai atrodo ir vėl nežino, kas su jom daryta. Priekinių farų nereikės, o galinės reikia, nes, jeigu darom ale ledą, tai dabar šios faras labai stipriai gadins mūsų visą vaizdą. Tai va, tai juos šveičiuosi, dar nerodėm epizodus niekada su farom, gal akiem 6 rodėm, ne? Jo, tai žodžiu, su farom viskas labai paprasta, šveičiamės, pradedam šveisti su 800 arba su 600, dar žiūrėsiu pagal situaciją ir tada susišvelninam iki štukytės. Šveičiu šitas faras, kolega sako, o tai kam tu jas lakuosi? Poliruojami viskas. Blemas, gera idėja. Tai ką aš dabar su farom padariau, ne nuo 600 pradėjau, o nuo 240. Ir tai dar vėlė, belė kaip škurkė, tai dar toks pastebėjimas, hebra, neužsiminėkit saviveiklą. Blemba, čia užpūsta 100%, 1000% čia yra užpūsta. Autoaibė visur mačiau yra flakoninis lakas tamsinimo. Žibintų. Gaidys. Visiškas gaidys. Viskas, kas yra vieno komponento, ypač lakas, yra visiškas šūdas. Ant kiek jos buvo matinės? Dabar viską nuo 2 3-2, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000 ir visas šitas fuflo yra nuskustas, blizga kuo puikiausiai, tai dabar praėjau su 1500, dar 2000 praeinu, tada avikailis, kempinė, švelni kempinė ir tada padengiam apsaugą ir pamatysit patys ant kėbulo, kaip atrodys, nes ir primesim šiandieną. Tai kam ypač va šitie visi flakonai, gaidys, hebra, neusiminėkit, prieš tai darė mašiną audinę. Jobanati vroti. Daugiau realiai darbo, daugiau darbo yra, negu tiesiog atvaryt meistram, palikti ir jie padarys ir nereikia čia tuning LT užsiminėti.
Nu ką, Hebra, ką aš galiu pasakyti? Baigna. Tai va, tai kita diena, jau viskas yra pilnai uždžiūvę, vakar baigiau dažyti, šiandien kita diena, ką aš galiu pasakyti. Kol kas atrodo labai viskas gerai, montažiukas aišku bus, kai viskas atrodo kamerai nudažyta. Tai va, tai sudėtingas dažymas, daug, kaip ir sakiau, minėjau kažkada, kad sueis 1,5 litro dažų, taip ne litro, o 1,5 kilogramo, plus dar skiediklis, tai galite įsivaizduoti, kokio tai yra dydžio dažymas. Iš abiejų pusių dažyta bagažinė, duris, sparnai, viskas pilnas dažymas ir dabar pamatysit realiai, ant kiek daug susirinks pačio Corolso. Tikriausiai montažiukas kaip surinkinėjom. Tai surinkinėsim viską, kas šilai dabar yra. Plus dar stiklą priekinį uždėdinėsim, ten visus valytuvų, apdailas, viską. Tai pilnai viską surinkinėjom ir jeigu viskas good, mums lieka tik tai kapotas ir bamperis. Ką aš galiu pasakyti, Hebra? Jaučiuosi kaip tas kinietis, kur surinkinėja Porsche bildus. Tai šiandien buvo didelė diena, matosi pagal rezultatus, kad buvo nemažai darbo atlikta. Tai ką mes dabar padarėm? Tai pradėkime nuo tai, kad viskas yra nudažyta, kas jau savaime suprantama toliau. Tai uždėjom visas dalis, pilnai surinkom, ne viską pilnai surinkom, bagažinės iš vidaus pilnai nesurinkom, nes neturim plastikėlio sparnų pilnai, nes priekį reikės susivesti viską. Iš įdomesnių darbų, kas privertė tuo pasijausti kinetų, čiurkos manų, tai slenkščiai pridėjom, primodinom, išsigrėžėm skylės, viską susidėjom, gumas prisiklijavom, nes reikėjo dažymo metu jas nusimti, viskas atrodo ledas. Tada bagažinės lipas lygiai taip pat priklijuotas, tai nugruntavom su stiklo klijais abidvi plokštumas, prisiklijavom pradžiai prie pačios bagažinės, tada, kaip ir montažo metu tikriausiai supratot, apsiklijavau tiek stiklą, tiek pačią detalę, dar stiklo klijais, kadangi čia stiklo audinio yra spoileris, tai jisai viena pusė gerai prigludo, o kita pusė buvo tokia skersa ir buvo apie 0,5 centimetro tarpas, tai apsiklijavom tiek stiklą, tiek pačią dalį, tada dar prasitepėm visur stiklo klijais ir su pirštu gražiai nubraukėm viską ir nuklijavom viską, tai irgi gavosi, manau, labai neblogai ir labai, sakyčiau, gražiai. Faros. Dar čia šiaip supoliruota yra tik tai su avikailiu, tai faras dar poliruosime, bet tikriausiai visą mašiną dar blizginsim, nes jau dabar matosi, kad jinai visa nuo stovėjimo išpurvinta, tai ją bet kokiu atveju reikės blizginti dar. Tai faras dar beliko su kempinė nusiblizginti, bet jau ir dabar matosi vaizdas, kaip jos atrodo, žiauriai gerai, net ir lakuoti nereikėjo. Tai duris visos surinktos iš abiejų pusių, kaip matot, looks clean, looks fucking delicious. Tai va, tai ką, Hebra, kas mums liko? Kas mums liko, tai turim vieną nemažą problemytę, tai yra bamperis. Užsidėjau lipą,
lygiai taip pat modas, reikėjo jį tenai užsimauti, susikniedė jau šonuose jį ir dedamės bamperį, sakau, davai užsimetam dar prieš dažymą bamperį ir kasgi atsitiko, ogi bamperis visiškai iš kitos dimensijos. Multivisatas pats atkeliavo. Tai jisai yra per platus ir kai mes jį pastatom į vietą, įmanoma pastatyti vietą, bet tada gaunasi, kad maždaug va toks va yra atstumas per didelis nuo pačio sparno. Tai nežinau, kalbėsim su Luku, vis tiek dabar jau kaip yra mašina padaryta, vis tiek yra didelis progresas atliktas, tai Lukas atvažiuos filmuoti savo kanale YouTube ir tuo pačiu išspręsim šitą klausimą, ką mes darom su priekiniu bumperiu. Tai va, tai jau tikrai labai daug visko yra padaryta, liko realiai nedaug, jeigu net tas prakeiktas bumperis, tai būtų visai mielačius, bet kadangi bumperis, bet, manau, jau žinom, kaip mes ką darysim, tai mums realiai liko yra priekis. Ir priekio nereikia sparnų, tai liko tik tai kapotas ir bumperis su ūsu ir groteliu. Viskas. Huine aparatorijum. Visiškai huine. Tai va, tai žiūrėsim, kas čia gausis mums iš šito lukšto. Ką čia mes išgimdysim dar, tai parašykit komentaruose, kaip jums atrodo šitas visas mūsų buildas. Tai vat, susitiksim kitam epizode, tikriausiai jau paskutiniam epizode, kad ir kaip būtų liūdna. Liūdna? Pirksim šampano bonkę, kitas epizodas turėtų būti bombinis. Tai vat, viso, važiuojam.